Tai sveiki visi, šiandien spręsim sudėtingą uždavinį su mišriuoju elektriniu grandinių jungimu, kur remiantis duota grandinė nustatykite surasti stipriai tenkantį kiekvienai varžai. Tai galim susirašyti, gal pridėkime to, kad atkreipiame dėmesį, koks čia yra jungimas. Tai matom, čia yra įsišakojimas tarp varžų, tai reiškia, čia yra lygiagretus jungimas, o tarp varžos R1 ir varžų R2 ir 3 nėra jokio įsišakojimo, reiškia, ten yra nuoseklu. Tai reiškia, čia yra nuoseklus jungimas derinamas su lygiagrečiu, tai reiškia, tai yra mišrus jungimas. Pagal tai galim susirašyti, kas duota ir ką rasti po to. Tai duota mum R1 4 ohmai, R2 3 ohmai, R3 yra 6 ohmai. Tuo tarpu duota įtampa, tai U, kuri yra 4,2 volto, duota U1, kuri yra 2,8 volto ir duota įtampa U2, kuri yra 1,4 volto. Ir mūsų prašo surasti I1, I2 ir I3. Taigi, pradedam nuo R1 ir U1. Tai jeigu žinom, matom, kad čia yra nuoseklus jungimas, tai ir turim tik vieną varžą, tai galim iš karto pritaikyti Omo dėsnį, kad I1 turi būti lygu U1 padalinti iš R1. Tai būtų lygu 2,8 padalinta iš 4. Ką gautume? 0,7 amperų. Turime I1. Toliau einam prie lygiagrečiai sujungtos dalies. Ir žinome, kad lygiagrečiai sujungtoje dalyje visos įtampos yra vienodos. Tai U2 lygu U3, U2 lygu U3, lygu U4 ir taip toliau būtų, bet čia turim tik U2 ir U3. Palieku U2 ir U3. Tai reiškia, jeigu čia duota 1,4, tai reiškia volto, tai reiškia tiek prie R2 ir R3 taip pat bus 1,4 volto. Ir galim taip pačiai pagal Omo dėsnį pasirašyti, kad I2 bus lygu U2 padalinta iš R2 ir tai bus lygu 1,4 padalinta iš 3, kas yra lygu apie 0,467 amperų. Toliau einam prie I3, kas bus U3 padalinta iš R3, tai bus 1,4 dalinta iš 6. Žiūrim, kiek yra R3, tai yra 6 ohmai. Tai bus lygu Tai bus lygu 0,23 apie 0,23. Ir matom
0,23 amperio. Ir kad pasitikrinti, ar tikrai gerai padarėm, žinom, kad srovės stipris nuosekliai sujungtoje grandiniai turi būti vienodas, tai I1 turi būti lygu I2, 3, kas turi būti lygu I2 plus I3. Tai matom, kad mūsų I1 yra 0,7 ampero, o sudėjus 0,47 suapvalinus dar su 0,23 tikrai gauname irgi 0,7 ampero. Tikrai matom, kad teisingai suskaičiavom ir gavom teisingus atsakymus. Štai taip reikėjo padaryti šitą uždavinį. Čia likę nuo anksčiau. Štai taip reikėjo padaryti šitą uždavinį. Tai pažiūrėjom, koks yra taikomas jungimo būdas. Tada susirašėm, kas duota ir ką rasti. Pažiūrėjom, ar galim pritaikyti Omo dėsnį ar ne, priklausomai ar tai duota visa grandinė ar jos dalis. Ir tada pritaikėm jungimo būdų taisyklės ir pasitikrinom vėlgi pritaikę jungimo būdus ir patikrinę savo atsakymus. Tai va.